Labas rytas. Ką jūs tuo norit pasakyti? Gal jis jau yra puikus? Noriu to ar aš nenoriu? Viskas iš karto. Puiku, bandau kažką rasti, leisis į nuotykį, bet ne taip lengva ką nors rasti. Linkiu labą rytų. Nuotykių mes šiandien ieškome, nuolankiai dėkoju. Pabandykite ieškoti anapus kalnų ar už upelio. Dieve mano, nejaugi tas pats burtininkas, per kurio malonę pražuvo tiek daug romių mergaičių ir berniukų? Šiaip ar taip, jūs dar mielai prisimenat mano ferverkus. Tai reiškia, jūs dar ne visai žuvęs. Prašau atleisti. Aš jums atleidžiu, dar daugiau leisiu jums prisidėti prie savo nuotykių. Bet maloniai prašom užsukti arbatos. Kada tik pageidausite? Kad rytoj. Ateikite rytoj. Valinas, jūsų paslaugoms. Bilbas Beginsas jūsų. Štai mes ir susirinkome. Nuolanki draugija. Tikiuosi atsiras kažko pavalgyti ir išgerti pavėlavusiems. Kas čia? Arbata? Nuolankiai dėkojam. Prašyčiau daugiau arbatos. Ir man. Dar aviečių uogienos ir obuoliukų raugo. Ir pyragiukus į kiaulieną ir mišrainis. Ir kuo daugiau pyragaičių ir kavos ir alaus, jeigu gali. Toliau iš miglotų kalnų atšiaurių į požemius urvus tarpeklius niūrius. Išvykstame auštant už bortojo aukso, taip slėpto giliai ir toli nuo žmonių. Nagingi nykštukai senovėje jie taukšėjo plaktukais per naktį iš peties. Giliai urvuose paslaptinga šviesa, iš menių erdvių nepaliaudavo plieks. Senovės karaliams ir elfams tingiems jie krovė turtus nuostabiausius išties. Ir nukalė kardą gyvenimo vertą, o rankeną išpuošė aukšto žvaigždėm. Sidabro jie vėrinius nedavo taip, kad jų palydėdavo dievų skliautai. Karūno žvaigždėtos lyg šaltos kometos, lyg saulė ir mėnuo, kur žėrė aukštai. Toli už miglotų kalnų atšiaurių, į požemius urvus tarpeklius niūrius. Išvykstame auštant už burtojo aukso, senolių turėtojų ir prarastojų. Taurės jie išraižė ploniausią giją ir arfas, o žmonės nebent tik svaja. Aplanko vietas, kur dainavo dainas, nykštukų gausiai ir darni draugija. Viršūnėje kalno šniokštavo giria ir vėjai dejavo nakties tamsoje. Ugnis suvaitojo, liepsna suliepsnojo, kaip fakelai medžiai žioravo gaisre. Tada suskambėjo varpai slėnyje ir žmonės pamatė aukštai danguje. Baisesnė už ugnį ir užstybės bedugnė, liepsnojo jų miestas klaikiojo ugnyje. Pabuvo nykštukai siaubūno baisaus, net mėnuo užtemo, greitai sėmesiaus. Į kalno gelmes jie subėgo mėnes, kur niekas ir niekad jau jų nepagaus. Toliau už miglotų kalnų atšiaurių, į požemius urvus tarpeklius niūrius. Išvykstame auštant už burtojo aukso, atimti iš priešo ir arfų skambių. Jūs, pone Beginsai. Mes visi susirinkome mūsų bičiulio namuose. Tegul nei vienas plaukas nenukrenta nuo jų kojų. Mes visi susirinkome, kad aptartumėme savo planus ir priemonės, savo taktiką ir ketinimus, nes labai greitai iškeliausime į tolimą kelią, į kelionę, iš kurios net visi gali negrįžti. Tačiau tai gerbiamam ponui Beginsui ir gal vienam kitam iš jaunesnių nykštukų reikalaus paaiškinimų. Torinas buvo didžiai svarbus asmuo. Jei jo niekas nepertraukdavo, jis galėdavo šnekėti tol, kol užkimdavo. Vargšas Bilbas nebeištvėrė. Išgirdęs, kad gali ir nebegrįžti, jis nebeįstengė susivaldyti įstrigusio riksmo ir išsiveržė lauk. Nykštukai išsigando, paguldė jį svetainį ant sofos, toliau iš akių, o patys vėl grįžo prie savo juodų darbų. Manote, jis tinka? Gerai Gedrufui sakyti, kad koks jis yra pašėlęs. Bet jeigu jis nors vieną kartą nelaiku sudirgęs, taip surėks, kad išnudins Slibiną su visais giminaičiais ir tada mes būsime pražuvę. Jis man labiau yra panašus į bakalėjininką negu į plėšiką. Aš turėjau dėdę, proprosenelį. Tuką jaučiu gerklį.
Tai jis. Taip, bet tai buvo labai seniai, o aš kalbėjau apie jūs ir tikinu, kad ant jūsų durų yra nubrėžtas ženklas reiškintis patyręs plėšikas ieško darbo už prieinamą užmokestį, pageidaujama rizikinga, tačiau mums vis tiek. Nes Gendalfas mums sakė, kad čia gyvena šios rūšies specialistas, kuris skubiai ieško darbo ir liepia rinktis čia šį trečiadienį po piet. Kaip nebus ženklo, aš pats jį užrašiau ir dėl labai rimtų priežasčių. Jūs prašėte mane surasti 14 dalyvį ir aš išrinkau poną Begginsą. Tegu kas nors pasako, kad negerai išrinkau ar ne čia pataikiau ir visi 13 galėsit keliauti vieni. Va ir gerai, kad ir man daugiau jokių ginčų. Aš išrinkau poną Begginsą ir turite būti patenkinti. Jis toli gražus netoks paprastas, kaip jūs manote. Ir kaip pačiam atrodo. O dabar Bilbai, mano berniuk, net čionai lempa. Šiek tiek nušviesime šį reikalą.